Labadiena, brangus ir galiai sveiki įsijungę šią tiesioginę transliaciją. Klaipėdos miestas ir Klaipėdos dirbtinės dangos stadionas. Futbolo klubas Sirijus šiandien žais namų rungtynės prieš Telšių Džiugą. Traikovskis, jo perdamas. Džiugo komandos ataka ir įvartis nuo Virpsto. Emilis Gasiūnas. Štai taip paženklina savo sugrįžimą ir 14 rungtynių minutę išveda Džiugo komandą į priekį. Na, iš pradžių ten Sirijui pavyko išmušti kamuolį nuo vartų, bet Gasiūnas buvo šalia ir jo tikslus smūgis bei pirmas įvartis. 4 Sirijaus žaidėjai baudos aikštelėje išsirikiavę pavieniui. Kubilinsko smūgis ir rezultatas tampa 2-0. Na, ne veltui kalbėjau apie Dominiko gebėjimą baudos smūgiais arba tolimais smūgiais pelnyti įvarčius. Ta Kubilinskas dar kartelį pademonstruoja. Prieš tai mušė Gasiūnas, kuris yra išsinuomotas iš Šiaulių futbolo akademijos. 2 įspūdingus susitikimus LFF stadione. Vilniaus Žalgiris prieš Panevėžį. Čia Sirijaus ataka ir įvartis. Įvartis, kurį muša Arkadijo Baidu. Štai taip, 21 minutę. Sirijus mažina atsilikimą ir skuba Arkadijo. Lyg sufleruodamas, jog Sirijaus tikslas šiandien ne įmušti įvartį, o kovoti dėl pergalės. Smūgis iš toli ir įvartis. Džiugas Aleksa pasižymė savo įvarčio, atrodo, jis ten buvo smūgio autorius. 3-1 ir Džiugas vėlgi sukūrė savo 2 įvarčių persvarą. Pirmam kėliniui artėjant prie pabaigos. Stevesas. Nordanusas, jo smūgis ir 4-1 45 minutę. Tvirtina Džiugo komanda persvarą dar pirmajame kėlinyje. Nino Nordanusas. Jam tai jau tikrai ne pirmas įvartis. Ir Nino 3 įvarčius yra A lygoje sumušęs. Ir 5 įvartis. Telšių Džiugas 47 minutę muša ir muša Aurimas Tulga, žaidžiantis, na kiek čia, nepilna pusantros minutės. Ir simbolinis reikšmingas karjeros įvartis jam. Pirmasis įvartis vilkint pagrindinės Džiugo komandos marškinėlius. Čia Arkadijo Baidu. Vienintelio Sirijaus įvarčio autorius ir 11 metrų baudinys. Eirimas Pilipavičius greuna varžovo baudos aikštelėje po klaidinančio judesio. Ir Arkadijo Baidu įvartis ir uždirbtas baudinys. 51 minutė. Ir 2-5. Smūgis į dešinį kampą. Vykintas Gaudiešius kampą atspėjo, bet smūgis preciziškai tikslus. Tada Sirijus pasižymė antrą kartą šiandien 2-5 ir jau net 7 pelnyti įvarčiai. Domingošas, Bagužas. Ir atrodo viskas. Kevinas Drungilas tiesiog suprasdamas, jog šiose rungtynėse viskas yra aišku, komandų nebevargina ir po 90 minučių skelbia rungtynių pabaigą. Galima sveikinti Džiugą iškovojus kelialapį į aštuntfinalį.